Gruodžio 31 dieną palydėsime senuosius kalendorinius metus, o sausio 1 pasitiksime naujuosius 2025 kalendorinius metus. Mes nešvenčiame asmeninių naujųjų metų. Mes nešvenčiame jokių kitų naujųjų metų. Tai tiesiog kolektyviniai naujieji kalendoriniai metai. Jeigu kalbame, kad pasitinkame gyvatės metus, tai jokių būdų, todėl kad gyvatės metai iš tiesų stos sausio 29 dieną, o pagal senovės baltų lietuvių protėvių tikėjimą, pagal gamtos ciklą naujieji metai prasidės sulig pavasario lygiadieniu nuo kovo 20 dienos. Na ir aš kaip kasmet pabrėžiu, kad patys svarbiausi yra asmeniniai naujieji metai. Tai dažniausiai sutampa su mūsų gimimo diena, gali būti viena diena anksčiau ar vėliau, o gal būtent gimimo dieną švenčiame. Taigi, bet kokiu atveju, kai pasitikti kolektyvinius kalendorinius 2025 metus, tai ypatinga diena gruodžio 31 diena bus dėl to, kad įvyks mėnulio jaunatis. Taigi mes visi palydėsime senas energijas ir pasitiksime naujas energijas su naujais tikslais. Jaunatis įvyksta Ožiaragio ženkle gruodžio 31 dieną 00:27 minutės, taigi šiąnakt iš 30 dienos nakties į 31 mes pasitiksime mėnulio jaunatį Ožiaragio ženkle. Tai visa diena ir pati sausio pradžia yra ypač palanki ilgalaikių naujų tikslų formavimui, metinių planų sudarimui, svajonių išsigryninimui, disciplinos ugdymui. Tai iš tikrųjų gruodžio 31 vakaras yra blaivus, sąmoningas, tikrai Saturno planeta valdys šią jaunatį ir artimiausią mėnesį, tai iš tikrųjų vertėtų jokių nesąmonių nedaryti. Taip, ir kiekvienam rekomenduoju užrašyti bent 9 norus, tikslus ar svajones artimiausiems kalendoriniams naujiesiams metams. Ir būtent 9, šis skaičius 2025 metais bus magiškas, įkvepiantis, lemiantis sėkmę, gerovę bei gausą. Juk ir numerologinis metų skaičius yra būtent 9. Na ir gruodžio 31 diena yra antradienis, tai yra Marso globojama diena. Tai tokia diena yra rekomenduojama aktyvi veikla, sportas, nors verta pasisaugoti traumų. Primenu, kad iki sausio 15 dienos iš tiesų yra avaringas periodas ir pavojus įsivelti į konfliktus, pasiduoti įvairioms provokacijoms. Taigi, galbūt, aišku, kai kuriems stiks pasitikėjimo savimi, ryžto ir būtent tą dieną nesinorės nei judėti, nei sportuoti, nes ir mėnulio įtaka Ožiaragio ženkle tam bus. Tai iš tikrųjų daugiau energijos teiks visi raudonos spalvos atspalviai, taigi galite pasipuošti ir oranžinę, rudą spalvą, pasitikdami 25-uosius. Taip pat palankios spalva bus ir žalia, balta, geltona, žydra. Tai tegul šios spalvos vyrauja jūsų aprangoje, interjere, stalo puošyboje. Papuošalams ypač tiktų gruodžio 31, tai aukso ir sidabro dirbiniai, deimantai, rubinai, safyrai, lazuritas, ametistas, labradoritas. Na, o emocijos, jau kaip ir minėjau, kad mėnuliui esant Ožiaragio ženkle, naujųjų metų sutikimo išvakarėse gali būti liūdnesnės,
norėsis paliūdėti. Taip, tai tokios emocijos ir racionalios, sukaustytos, atsargios, uždaros. Tai verta dėmesio skirti vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, apgaubti juos rūpesčių, nuoširdžiai pabendrauti. Vaikams apskritai būdingas užsispyrimas, todėl palankios dienos mokyti disciplinos, pakalbėti apie tikslus, planus, vertybės, mokyti gerbti tradicijas. Tai šios energijos vyraus ir artimiausią mėnesį. Uždaresniems žmonėms tai palankiau bus atsiverti gaminant maistą ir vis dėlto patiekalus naujųjų metų sutikimui rekomenduoju rinktis kuo asketiškesnius, tokius paprastesnius, lengvus, nes kūnas gali būti jautresnis maistui. Ir palanku, jei ant stalo būtų būtent 9 patiekalai. Tai vaisiai simbolizuos gausą, žuvis, mėsa, išmintį, žalumynai, daržovės atsinaujinimą, desertai gyvenimo komfortą, o kruopos stabilumą bei pastovumą. Paskutinę 24 metų dieną, tai gruodžio 31 rytą, nepersimiegokite, išeikite iš namų bent trumpam, nusiteikite optimistiškai, padėkokite praėjusių metų patirtims. Būtų labai gerai, jei kelias artimiausias dienas jau išvakarėse, šiandien, vakar, galbūt visą savaitę jau iš tikrųjų ir apsitvarkėte, apsivalėte, atsisakėte kažkokių nereikalingų daiktų, susitvarkėte savo gyvenamąją erdvę, mintis taip pat. Tai iš tikrųjų apgalvokite įvairias situacijas, įvairias aplinkybės, ko nenorite neštis į naujuosius metus. Tai ir jaunatis jūs įkvėps, ir naujųjų metų energijos, ta pakili nuotaika, tokia kolektyvinė energija, masių energija, nes bet kokiu atveju visi mes būsime orientuoti į kažką naują, taip? Kažko naujo norėsime pritraukti į savo gyvenimus. Tai bet kokiu atveju mus lydės palinkėjimai, gražūs žodžiai, komplimentai, optimistiškos energijos. Jei šito stinga, tai tiesiog ieškokite šilumos, šviesos savo viduje ir įkvėpkite pirmiausia save. Darykite gerus darbus, galbūt net rytoj, net paskutinę metų dieną jums pavyks ką nors padaryti ne tik dėl savęs, bet dėl kitų žmonių. Tai taip pat teiks tokį savotišką palaiminimą visų 25 metų energijai. Ir jei norite, kad pavyktų sėkmingai transformuotis, kitąmet sklandžiai pritraukti naujas galimybės, tai duokite. Dalinkitės, savotiškai tarnaukite aplinkai kitiems žmonėms, tuomet viskas grįš su kaupu. Tai aš jūs visus apkabinu, linkiu pačių geriausių energijų, nebijokite mąstyti plačiai, žvelgti drąsiai, užsibrėžti savo ambicingus planus, tikslus ir kasdien bent po mažą žingsnelį kažką padaryti dėl savo svajonių. Tai taip mes galime susidurti su kliūtimis, danguje iš tiesų tokios energijos, kad kaišios mums pagalius, bandys mus išvesti iš tą kelio, bet tegul niekas neriboja mūsų visų plačių užmojų. Tai gražių jums visiems 25-ųjų sutikimo energijų. Būkite sėkmingi, laimingi, gerų artėjančių 25-ųjų.